Šiandien vėl susirinkome atspėti, kiek kainuoja menas. Ir ne tik menas, bet ir visi daiktai. Kažkaip labai daug peržiūrų susilaukėte video, tai galvojom vėl padarysim. Plus, kas paskatino, mes buvom kažko varžybose ir toks vaikis prie jo sako. O kada vėl spėliosit, kiek menas kainuoja? Su mumis yra taip pat... Plemba. Kaip ten Laura negalėjo? Mira, ne. Su mumis dar mes turime Deimuką. Ne. Malonu, kad tiek metų mane pažįsti ir pamiršti. Taigi čia tiesiog per šitą video toks intro būna visada. Jo, dar turim susimušti. Gal. Jo. Gerai. Permetamas fortepijonas. Kiek kainuoja? 100 000. Jeigu jūs norit paspėlioti, kiek kainuoja daiktai, tai nueikite į internetinį puslapį guesstheprice.net ir ten galėsite paspėlioti. O kalbant apie internetinius puslapius, tai jų būna įvairiausių, tarp kurių netyčia galite rasti ir kenkėjiškų puslapių. Kad jų išvengti, galite užsisakyti Pildyk interneto apsaugą per Pildyk appsą arba išsiųsdami žodį apsauga numeriu 1550. Pirmas mėnesis nieko nekainuoja, o po to €49 per mėnesį. Aš manau 100 000. Aš manau 250 000. Oho. Veda mano. Guess. Sakau, negali kainuoti 100 000. 3 milijonai 200 000. You stupid? O žiūrėk, average guess yra tiesiog 98 mermeleradai. Tai? Gerai, next up. Nu toksai. Kažkaip dabar nesnei buvau įsijungęs tą savo šitą praeitą video ir buvo komentaras. Ir mums reikia komenterio, kiek Talžūnas kartų sako toksai. Nu toksai auskariukas, perlas. Čia Marija Antoinette. Tai čia bauda firma? Čia ne firma. 200 000. Tiek daug už tokį pakabuką. Bet čia tipo tikras perlas, toks didelis. Aš kiek 200 ką? Jo. O kas yra Marija Karalienė? Čia kažkokia istorinė figūra. Gerai, aš manau tada milijonas. Vėl aš tau padedu. Milijonas. Aš tau šis nesakysiu, kas čia yra. Aš arčiau buvau. Tram 2 milijonai. Už tokį gaidį. Tu sumokė Tram 2 milijonus, kur dauguma žmonių nėra tiek pinigų matę gyvenime ir negavę, ir per visą gyvenimą negavę tiek pinigų ir toks dalykas kainuoja. O tada išleidi tiek ir gauni tokį dalyką. Kažkoks šias schemas. Pinigų plovimai tenai, afioros. Jo, afiora. Next. Louis Vuitton wireless earbuds? Kokį štukę? Aš 2 štukės. 2 štukės. Rašau štukę. Vėl tu arčiau. Beveik aš atspėjau. Aš pralošiu šitą žaidimą. Rockefeller Christmas tree. Kiek kainuoja, šiaip įdomu. 3, 2, 1, light up! Pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje kiek kainuoja? 9 štukių kažkur. Nu, buvo ir 200 štukių. Buvo 200? Milijonus. Milijonus? Nemanau tiek daug. Manau, tai gerai, tu mani, kaip tu manai. Gerai, aš manau pusę lemo. Šiaip žiūrėjau, kietai atrodo per video, realybėj nematėm. Nu, spausk. Jinai pigesnė negu Lietuvos eglė. O jinai yra Main New York eglė. Nedaug pigesnė, bet pigesnė. Bet negu praeitų metų, tai belikiek daug pigesnė. Ne, prasme, pas mus buvo eglutė už 200 000. Nors, aišku, geriau atrodė negu jų. Nu, bet čia yra iconic. Matai, čia tiesiog Lietuvoje labai visi ant tų eglučių. Ten kitur užsienį neužsihypinę. New York'e neužsihypinę. Užsihypinę? Aišku. Nu, bet tai ten visai gal tokia pat ir būna. Nu, o čia būna. pas mus dizaineriai skiriasi, tada, šiandien, tenai, tudi. O tai ką mes tai darom tada, jeigu mes Čia tiesiog toks hypas, nu, į seno atėjo. Na, seno. Logitecho C920X Pro HD webcam. 9. Jo, iš manau 100 pm. Tai kaip, tu arčiau ant vieno. Ant $1 aš arčiau. Aš nekenčiu šio žaidimą. Nu gerai, žiūrim toliau. Buckingham Palace, čia yra kur karalienė. 8 milijonų. Anglijos karalienė. 8 milijonų. O tu kiek sakai? Kokį 200 milijonų. Ai, nu gerai. Aš tada sakau, nu jo, 8 milijonų čia biškai mažai, jo. Aš sakau 205 milijonų. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guess. Milijardas. Nu tai aišku, kad milijardas. Kodėl mes tiek nedaug spėjom? Nežinau. Tipo yra tiesiog menšinai, namai, kur 200 milijonų kainuoja. Nu jo, O čia rūmai, Anglijos pagrindiniai. Nu, klausyk. Gerai, biški čia nusišnekėjom, nepagalvojom normaliai. Bet dabar tu arčiau buvai, pirmas taškas, Deivantė! Ačiū.
Rubikas kubikas. Turi rubinus, emeraldus ir ametistus. Nu tai čia jau... 100K. Nu va, kažkur normali kaina dabar tu pasakai. Aš sakau 100K. Aš manau 20K. Sako, čia normali. Ir mažiau. Aš arčiau vėl. Bet tai už Rubiką kubiką 1,500,000. Pasiėmiau čia tokį papigiai pasukinėt pusantro lemų. Šitas kažta buvo. Žiūrėkit, aš kokią turiu komiksą. Iš Amerikos? Pirkau Amerikoje, kainavo šiek tiek pigiau, $4. Šitas kainuos milijoną. Už tokią knygutę! Baigtų! Man atrodo, taip tokia pati praeitą kartą reakcija. Milijoną. Aš manau 10K. First edition. Nu, 10 štukių už komiksą. Aš sakau milijonus. Nu, man atrodo, taip pat aš reagavau, taip pat parašiau viskas, taip pat iš klaidų nepasimokiau visiškai. Tu rašai 8,000, bet aš manau bus pigiau. Kiek? 10. 10, aš sakau 8. Aš arčiau. Tipo, skardinės laikiklis duše. Tipo, eini dušą su gėrimu. Fantas pasiėmė duše, pageri, pasidėdė, prausės, pasidėdė. Vanduo bėga. Bairis. Tada įbėga į skardinę vanduo. Nu, tai vanduo nekenksmingas. $2. Aš manau 15. Yes. $10. Aš arčiau. Tu arčiau. Ant 5. Aš noriu valgyti. Lego Technic Lamborghini. 399. 2 PM. No way. Kaip tu taip arti? Tai žinau šitas kainas. Šiaip tiesiog atspėjau, nieko aš nežinau. O, Rokas tokia turi mano brolis. Tai tu žinai, kiek kainuoja? Ne. Ai, bet čia varlės kažkokia. $100. Aš manau 8. Nu, kad tu taip arti? Kas arti? Arti tavęs? Taip. Aš arčiau viskas. Šiaip visai įdomus žaidimas, tiesiog, jeigu neturi ką veikti, tiesiog įsijungi, tu prispėlioji kainas. Ir tokie random daiktai. Kiek kainuoja metus pastudijuoti Harvard? Iš vis nežinau kainos. Bet jaučiu, kad labai daug. Aš sakau 8,000. 8,000 metus? Gal visiem tam buvo? Nu tai kem? 2. Kiek reikia studijuoti? 4. Arba 3. Ne, davai sakau 8. Nes ten jie turi skolas. Nu tai kem tu? Kas tau su tai ranka dabar? Ne. Nu, kem, pem, tram, dvam, nežinau. Na, aš taip nedariau. Aš manau, Kem 1000, aš sakau. aš manau, kokį metus kem? Aš nežinau kainų. Aš manau, 1000? Sakyk 1000. 20 000. Gerai, nu aš kem tu 2. 20 000. Guess. In your face. Matai, kiek daug kainuoja? Todėl jie ir visi tose skolose. Bele kiek, ir čia metus, kiek rašė kainuoja? 5 štukių metus, jeigu studini 3 metus, 105 štukių pastudijuot? Bele kiek. Lockheed Martin C5 Galaxy. Galima draugų skambutį. Galima. Rimtai? Deimas skambina savo broliui. Jos brolis 5-tokas, jis labai daug žino apie lėktuvus. Alio. Ugniau, o žinai, kiek kainuoja Lockheed Martin C5 Galaxy lėktuvas? B5 Galaxy. Ne, bet aš žinau, ten šitas yra gigantiškas lėktuvas, kuris... O tai nežinai, kiek maždaug kainuoja? O ką tu pirksi? Na, žiūrint, kiek kainuos. Nu, aš tikrai nežinau, bet gal kokį... Nežinau, gal kokį... Nuspėk. Nežinau, gal 400 milijonų. Nu gerai, paieškosiu aš. Aš tai būčiau sakęs 100 lemų. Aš sakau, kaip jisai sakė. 400 milijonų. Aš sakau 100 milijonų. Žiūrim. O. Aš arčiau. Bet tu net nebūtum sakęs 100 milijonų, jeigu Aš nebūtum išgirdęs, kad sakė 400 milijonų. Būčiau. Nebūtų. Aš matai, kas yra? Nieko nėra, viskas toliau. Kiek kainuoja toks bacon bean silicone greaser container? Kas yra? Nu, aliejų išpili iš keptuvės, tipo. O kodėl jį ten reikia? A silicone container where you can pour grease into save your sink and pipes. O, tipo, tas aliejus kenkia tavo paipam? Jis ten build-upinasi. Gali būt. Tai kiek tokia nesąmonė kainuoja? Nu, tai 15. 10. $15. Let's go. Wow! Jeigu atspėjai 100%, plus 100 taškų. Gerai, jau laimėjai. Ne, tai dar vienas raundas. Dar vienas raundas iš 100 taškų važiuojam. Šitas Šiaip buvo. useful. Čia buvo. Kažkada buvo? Man atrodo. Pirmą kartą matau. Ir šitas buvo toks, kur... blogas. 2,5. Tiek daug? Už 3 ant pirščius. Aš manau 10. Šitas buvo, man atrodo.
19. Tu arčiau. Aš arčiau. Komentaruose parašykite, kiek jūs taškų surinkot šitam žaidime. Nepamirškit prenumeruoti. Baig. Aha. Ištepiai. Nu tai, Tu- nesidažyk. Nu tai nesidažyk, nu tai dabar... Baig. 2 minusai. Tipo, aš turėjau laukti, kol tu pasidažysi. Pirmas. Nu koks skirtumas? Nu, Antras. nesipyktam, geri žmonės. Susitaikom. Gerai. Už 100 eurų. Kas ką moka? Tu Tu man. Tu man 100. Aš tau, o tada tu man. Tu man 100. O Aš taip tu noriu, man 100 pėm. aš noriu arba paskrolint, arba muštis. Pasiliekam prie skrolinimo. Su jumis buvo Deimantė Pajėdaitė. Ir aš, Andrius Talžūnas. Nu palauk, nu. Nu ką, tu mane jau pristatėjai. Nepamirškit prie... Tu prisimeni mano vardą. Nieko neapsimenu. Nepamirškit prenumeruoti šito kanalo. Su jumis buvo Deimantė Pajėdaitė. Ir Nu, aš. baig. Ir aš, Andrius Talžūnas. Viso! Ir aš. Andrius Talžūnas. Nu, raminės, nu. Ir aš. Andrius Talžūnas. Ne, man makiažas. Ai, išsiteps pagalbę. Jo. Bye!